Pagaliau į kitų studentų miestelį ir visą Lietuvą atkeliavo ilgai laukta žiema. Tačiau šiuo metu studentai ir kiti praeiviai, vaikščiantys šiuo tilteliu, turi itin susirūpinti savo saugumu. Taip, tai Griciupio parkas. Nors laiptai pabarstyti smėliu, tačiau jie vis vien išlieka slidūs. Na ir tik laiko klausimas, kada nulinkęs turėklas ir iškritęs laiptas prišauks nelaimę. Yra tokių žmonių, kas bijo vaikštą, žinau, net teko eiti su draugais. Ir sako, kaip sakyti, čia einam visi atsargiai taip. Iš tikrųjų, aš labai dažnai vaikštau, nes tenka ir universitetą, ir ypač dar kai slidu, ir padėtis tragiškai iš tikrųjų. Vaizdas nekoks. Tiltelis yra labai baisioje padėtyje. Mums svarbi kiekvieno nuomonė, todėl apie tiltelio būklę kalbinsim ne tik studentus, bet ir visus praeivius. Aš čia dažnai vaikštau, jau čia daug 30 metų jau, jeigu 40 anksčiau iš vis nebuvo to tiltelio čia. Kaip slidu, tai tikrai nesmagu, bijai nugriūti, bet šį vasarą tai visai nieko. Ėjo žmonės, supranti, čia rastas buvo permestas, o eidavo, kopdavo į kalną ir viskas. O kada padarė tokį puikų, suprantat, praėjimą, tai čia labai, tuo labiau, kad čia patiems studentam reikalinga. Tikimės, kad Griciupio parko tilteliu bus pasirūpinta. Na, o kol kas, miela studentė, būk atsargus.